Sveiki, sveikinasi dar vieną šeštadienio rytą ir iš dar vieno žygio. Žygiok organizacija šį šeštadienį organizuoja žygį Gelgaudiškyje. Dar vienas miestas, miestelis, kurio tikrai visiškai nepažįstu, kuriame niekad nebuvau, bet jau bevažiuojant susidariau įspūdį, kad tikrai miškinga vieta, tai manau, kad bus tikrai gražios vietos. Vyksta registracija, šiaip žmonių tikrai visai nemažai, bent jau atrodo, kad prie registracijos jau nemažai ir žmonių startavo. Apyrankės jau gautos ir toj pasižiūrėsim, ką gavom standartiniam lūknešėlyje, maišelyje, užkandžių ir manau bus galima startuoti irgi. Beje, šiandien yra 3 trasos, kaip ir visada, pasirinkom pačią didžiausią 22 km. Oras neblogas, nei karšta, nei lietus lyja, tai manau, kad tokiam 22 km pasivaikščiojimui pats tas bus. Taip, ir žiūrim, ką gavom maišelėje, standartiškai vandenuko, porą batonėlių, halva, bananas ir standartiškai miestelio, kuriame einam, toks ženkliukas, Gelgaudiškis, inicialas, galima čia raktų pakabuką pasidaryti kažką. Tai žodžiu, susidedam ir einam į startą. Įsijungiau, nes pasižiūrėti, kokios trasos dar egzistuoja, tai 11, 17 ir 22 km. Tai visos trasos pakankamai neilgos, tikrai įveikiamas. Nemačiau starte, kokių apyrankių daugiausiai išdalino ir pasižiūrėjau, kągi mes šiandien praeisim. Tai jo, daugiausiai, kaip žemėlapį matosi, bus tokių gamtos vietų, bus kažkokios alėjos, lygtais Gelgaudiškio dvarą, jeigu neklystu, turėtume irgi praeiti. Tai manau, kad tikrai tokių gan gražių, vaizdingų vietų tikrai turėtų būti. Tokie girini kaimo keliukai, vien laukai, kažkas kažkur girdisi malkas pjauna, kažkur girdisi karvė mūkė. Toks grinai kaimiškas keliukas ir atmosfera. O čia įdomu tas elektrinis piemuo, kur eina. O čia jisai tikrai krato ar ne? Būtų visai smalsu pabandyti, bet kažkaip elektros nelabai norisi gauti. Gal geriau nerizikuosiu. Žiūriu, čia visai prie to Nemuno ir žvejojančių nemažai. Sakiau, kad atrodo bus Gelgaudiškio dvaras pakeliui, tai panašu, kad į tą pusę dabar ir eisim. Čia per medžius, kaip suprantu, ir bažnyčia, pagrindinis miestelio lankytinis objektas. Ar dvaras, nežinau, kuris čia didesnis miestelio pasididžiavimas, dvaras ar bažnyčia. Jau kažkuriam žygį atsimenu, net pasakau, kad žmogus išėjęs iš parduotuvės mažesnė miestelėje net pasimetė, klausė, iš kur jūsų čia tiek. Tai matau, kad šiandien einant irgi praeini pro kiemus, ankstyvą šeštadienio rytas, kas dar savo kiemuose ten kažką tvarkas ir iš žvilgsnių supranti, kad jie vėl nesupranta, iš kur čia tų žmonių pas jos miestelėje, kaimelėje tiek daug. Neeilinis šeštadienio rytas, ne tiek, kiek visada. Čia paminklą žuvusiem matau. Šiaip viskas gerai, bet man kažkodėl visada tokios vietos ne pačios jaukiausios būna, ypač kai ne tik paminklas, bet ir žvakučių būna pridėta tokių. Tai kažkaip jaukumo tikrai neprideda, bet šiaip faktas, kad gerai tokios vietos turi būti atsiminimas.
Nu, Gelgaudiškis galėjo ir geriau žygiui pasiruošti. Uodų neįsigaudė, čia turi... O, bet rimtai, kiek uodų, kiek muselių. Bet čia toks drėgnas miškas šalia, tai puola, reik baidytis. Štai ir Gelgaudiškio dvaras. Puošiasi, kažkam atrodo ruošiasi. O čia ir parkas su savo ąžuolais, matau vienas. Kažkoks tai dar vienas ženkliukas bus. Dar vienas ąžuolas, kuris iš čia tas didelis skaitosi. Gerai, einam toliau, kol musės visai neužpuolė. O čia tipo sostas ir kai būna, dažniausiai būna tipo karūna kažkokia ant viršaus, o čia jeigu atsisėsiu, tai tipo ir man pelėda virš galvos. Beveik 4 kilometrai nueiti, varom toliau. 5 kilometrai. Nu, tempas gal ne pats geriausias, valandą laiko, 5 kilometrai. Bet svarbu, oras geras, nuotaika gera. Ir judam, kiek čia? Dar 17 kilometriukų. Ir finišas jau čia pat. Panašu, kad atėjo dar vienas įsiskirstimas, kas eina 17, eina į vieną pusę, kas eina 22. Sukam į kitą pusę, nes kas ėjo 11, tai jau žymiai seniau jau jie turėtų turbūt ir finišą būti, nes būtent dabar jau tas 11 ir nueita. Šalia trasos matas ir kažkokia apleista. Čia toks visas atrodė iš toli apleista trobelė, iš arčiau jau čia visas apleistas ūkis, ne trobelė. Bet mes einam toliau, nes maršrutas per kiemą neina keliu. Nors panašu, kad čia kažkaip pro šoną jau. Dar vienas skruzdėlynas, aš nežinau kodėl, bet aš tokio miško neatsimenu, kad tiek daug skruzdėlynų, nes vienas, antras, ten praėjom, turbūt vos ne 5 buvo vienas šalia kito. Žiauriai daug ir dauguma tokių didelių. Nebereikalo turi be sustojimo eiti, nes ant kelio irgi daug skruzdėlių, kad neužpultų. Apleistų pastatų tai netrūksta. Vienas, antras, ten trečias už kampo atrodo, bet atrodo išnaudojo. Šieną čia gal laiko kažkas tai, kad tušti nestovėtų, bet jau tokį matas ištrupėjusios plytos ir panašiai. Va. Ir kitas. Ir 15 kilometrų nueita. Kiek čia? 7 kilometrai liko. Nu, daugiau. Ženkliai daugiau negu pusę nueita. Judam į priekį. Nu, pasisveikinkim. Labas, karvės. Ko, bet gyvūnų netrūksta čia.
karvių, arklių, ko dar ten pradžiai buvo. Nuėjau 16 su trupučiu kilometrų. Čia dar viena kažkokia poilsio vieta, poilsio palapinė, vandens pasipildymo vieta. Tiesą sakant, nieko nereikia, bet einam pažiūrėti, kasgi ten. Na, jeigu jau atėjom, tai pasivaišinam šokoladuku, nors buvo ir vandens, ir saldesnių gėrimų, ko tik tai nori, bet biškį cukraus. Ir likusius kiek čia? Nedaug, 6, 5,5. Einam ir kažkaip šnekam, kad esame žygių gero oro ambasadoriai, nes jau kelinta čia 5 šiemet turbūt žygiuok žygį einam. Ir per vienintelį praeitą Prienų ten 5 lašai nukrito per visus kitus oras, tai tiesiog super, be jokio lietaus, be jokių ten blogų dalykų. Tai jeigu kažkas ruoštis žygį, tai tiesiog man parašykit, paklauskit, jeigu aš eisiu, reiškia oras bus geras. Nes kai aš einu, oras visada būna geras. Žiūrėkit, meškos pėdsakas. Aišku, meška su kėdais panašu vaikšto, bet pėdsaką radom. Bet pačios meškos neradom, nors kai tiek miško praėjom, pagal šiųmetinės tendencijas, tai turbūt nieko keisto nebūtų mešką sutikti. Nors nelabai norėtųsi. Viskas, 21 kilometras ir turbūt lieka vienas paskutinis kilometras tokiais lauko keliukais. Manau, kad tiesiai eisim ir daeisim finišą. Visai lengvai čia šiandien tie kilometrai sukosi. Na, aišku, reikia dar tą paskutinį nueit. Medalį savo išsikovotą gaut, pažiūrėti, kaip atrodo. Panašu, kad net to vieno pilno kilometro neliko. Matosi jau ten finišas ir viskas. Ten, kur pradėjom video, ten ir pabaigsim. Štai medalis, kaip visada gražus, nestandartinis, tiek savo apipavidalinimu, tiek forma. Tikrai faini gražus medaliai. Ir ką įveikti, kiek čia gavosi, 22 nepilnai kilometrų, matyt gal kažkur tai GPS nugribavo, gal kažkur tai atrodo kampą ir nenukirtau, bet žodžiu, tikrai dar vienas geras žygis. Sakyčiau, toks tikrai šį kartą ne miesto, grinai gamtos, miško žygis, tai manau, kad vieniem gal labai patiko, kiti gali būti nusivylę, kas visada tikisi kažkokiu tai labiau lankytino objektų, gal šį kartą tokių ir negavo, bet kas tikisi gamtos, miško, grinai va tokių takų, tai manau, kad žygis turėjo tikrai patikti, taip kad visiems neįtiksi, bet šiaip tai žygis aš užskaitau, man patiko, viskas liuks. Dar vienas nenuvylęs žygiuok organizacijos žygis, už kelių savaičių parašysiu apačioj Elektrėnuose. Dar vienas jų organizuojamas žygis, vėl kelios skirtingos trasos. Pažiūrėsiu, gal ir vėl aš sudalyvausiu. Jeigu tokį žygį patinka, tokios atrakcijas, tai tikrai siūlau prisijungti ir tikrai patiks. O jeigu jau pažiūrėjai šį video, paspausk laiką ir iki kito karto. Iki!